Krūtų implantų ligos simptomai nepriklauso nuo jūsų chirurgo, nuo klinikos ar nuo implantų rūšies. Visi implantai ir silikoniniai, ir pripildyti fiziologinio skysčio turi silikoninį paviršių, štai šį apvalkalą. Būtent į tą silikoną mūsų kūnas ir reaguoja. Kaip greitai pasireikš simptomai priklauso ir nuo jūsų genų. Kūnas bandys kovoti, vienoms moterims užtrunka ilgiau, kitoms atmeta greičiau. Tai yra didelis antikūnis implantuotas jūsų krūtinėje prie gyvybiškai svarbių organų ir liaukų. Jūsų organizmas bandys pašalinti antikūnį, o kai nepavyks, tada ims kovoti pats su savimi. Taip iš lėto pasireikš autoimuniniai sutrikimai, ligos ir infekcijos, kurios gali būti bakterinės, virusinės, grybelinės arba parazitinės. Implantai viduje kaupia kūno skysčius bei pradeda pelyti. Visų kapsulių vidus yra puiki ir šilta terpė augti infekcijoms.